Vakar kalbėjome apie mintis ir kaip yra svarbu jas sukontroliuoti. Svarbu jas pastebėti, išrašyti ir pasižiūrėti, ką su tuo galima padaryti ir kaip jas galima sukontroliuoti ir paleisti. Aišku, tas gilesnis darbas vyksta būtent mūsų programoje pasitikėjimo gale. Ir yra svarbu stebėti savo, ar ne, mintis. Į vienos jos rodo, kad mums trūksta saugumo, ar ne? Tai kitos rodo, kad mums reikia daugiau tos meilės, ar ne? Kad mes norim būti reikalingos. Trečios mūsų mintis rodo, kad mes norim būti svarbios, reikšmingos gyvenime. Kitos mūsų mintis rodo, kad mes norėtumėm tiesiog, kad mus priimtų. Priimtų tokias, kokios mes esam. O dar kitos mintis rodo, kad mums reikia pritarimo. Kad mums pritartų. Nors kartą gyvenime, ar ne? Ir kada mes išrašome savo mintis, būtent tada mes matome, su kuriais blokais reikia dirbti. Ko man vis dėlto trūksta, ar ne? Tos visos negatyvos mintis parodo, ko man reikia. Pavyzdžiui, nesaugumo, ar ne? Jeigu aš jaučiu baimės, manyje įvairūs scenarijai baimių, mano buityje daug yra negatyvių situacijų, ar ne? Ir finansai galbūt krenta, ir santykiai galbūt žlunga. Tai rodo, kad aš nesijaučiu saugi. Ir būtent mano mintis taip pat yra tos negatyvios, pilnos baimės, pilnos siaubo, ar ne? Kai aš visą tai išgyvenu nuolatos. Įtampa, stresas, nerimas, ar ne? Lydi visas tas mintis. Ir tai yra svarbu, kad visas tos negatyvios mintis, jos pritraukia įvairiausius negatyvius įvykius mūsų gyvenime. Ir reikėtų sustabdyti šitą minčių srautą. Dirbant būtent programoje su manimi. Savarankiškai yra sudėtingiau, nes mes jau esam tarsi įkalintos narvelėje. Ir mums nesigauna tiesiog iš to išsivaduoti. Mūsų galvoje nuolatos yra mintis, kad vyras ar ne kažkoks netoks, kaip turėtų būti, nepadeda, buityje neskiria dėmesio, nemyli, galbūt susirado kitą ar ne, tai yra visos tos negatyvios mintis, kurios rodo, kad aš esu nesaugi. Nesaugi šituose santykiuose, aš nejaučiu šilumos, aš nejaučiu meilės. Ir būtent kiekvieną kartą tai rodo, kad aš esu savo viduje, savo širdyje nesaugi. Nes kažkokie įvykiai iš praeities mane taip paveikė, kad aš netgi dabar suaugusi moteris negaliu jausti saugumo. Saugumo su vyru, su savo draugėmis ar ne, su savimi. Ir labai norisi, kad kada vat nėra to saugumo, ar ne, norisi, kad manimi pasirūpintų, kad apgintų, kad globotų. Ir kol yra tos negatyvios mintys, mumise mes nemokam to suteikti savo. Mes vis kabinamės į išorinius dalykus, į vyrą, į visus kitus žmonės, kad visą tai mums duotų, ko mums nedavė vaikystėje, ar ne, kad apgintų, kad pasirūpintų, kad globotų, kad mylėtų mus, ar ne. Ir kai to mes nesulaukiam, arba tiesiog nemokam to priimti, nes esam nesaugume su savimi, mums labai yra skaudu gyventi. Yra sunku gyventi. Mūsų viduje tarsi tokia tuštuma iš skausmo susidaro, kur norisi kaukti, ar ne? Ir viskas atrodo vyksta ne taip. Ir užsivelia vis labiau ir labiau tų negatyvių minčių. Dėl ko vyras man neduoda to, ko man reikia. To vat saugumo, globos,
pasirūpinimo, ar ne? Bet dažnai būna taip, kad vyras visą tai duoda, tik tais mes to nematome. Tiesiog nematome. Tiesiog praleidžiame, tiesiog sakome, kad tai jojo buvo pareiga, ar ne? Pasakyti, kad laukia šalta, tai yra jojo pareiga. Paduoti pirštinę šaliką yra jojo pareiga, ar ne? Arba, nežinau, nupirkti maisto taip pat jojo yra pareiga. Ir mes to nesureikšminame ir to nepriskiriame prie rūpesčio. Paduoti gerti tai irgi yra jojo pareiga. Nors jis to galėtų ir nedaryti, ar ne? Bet mes to nepriskiriame prie rūpesčio ar globos. Paklausti, kaip aš šiandieną jaučiuosi. Arba išklausyti, net neklausiant, kada aš užsivedu grįžus iš padarbo, ar ne? Neužsivedu, kaip man buvo blogai šiandieną. Išklausyti mane. Kad ir komentuojant. Bet tai taip pat yra tas rūpestis ir globa, ko mes nepriskiriam prie to. Nes nematom tų išorinių dalykų, ką dėl mūsų daro vyras, kol mes esam nesaugios su savimi. Mes nemokam matyti ir pastebėti. Kai mes uždarom nesaugumą ir pasijaučiam saugios su savimi pirmiausia, kada mes mokam kontroliuoti mintis, kada mes pasitikime savimi, mūsų yra aukšta savivertė, mūsų mąstymas ir mūsų mintis keičiasi į teigiamus. Mes ir sunkiose situacijose galime rasti išeitis, eiti, daryti, kovoti ir rasti tas tokias teigiamas išeitis, kaip įsisukti iš gyvenimiškos situacijos, kad viskas man būtų gerai, kad viskas mano šeimai būtų gerai, kad mes būtumėm sotūs, laimingi ir saugus. Bet tam reikia kitų minčių. Nes kol mes verdame negatyviuose mintyse, kaip yra mums blogai, mes negalim rasti išeičių, mes negalim rasti veiksmų ir galimybių, kurios mus išvestų visai lengvai iš šitos situacijos. Mes susimerkiam ir kaip nematom vyro rūpesčio, taip nematom naujų galimybių, kaip išspręsti šitą problemą. Todėl yra svarbu pirmiausia susitvarkyti savo mintis, kad jos vestų į kitokį mąstymą, į platesnį požiūrį, į pasaulio priėmimą plačiau.